Dažnai žmonės klausia, kodėl reikia medžioti lapės ir kitus smulkius plėšrūnus, jeigu jos nieks nevalgo. Priežasčių yra labai daug. Pati svarbiausia yra tai, kad šitie visi smulkieji plėšrūnai platina baisas ir pavojingas ligas, ir žmonėms pavojingas, ir mūsų augintiniams pavojingas. Kitas dalykas, kad smulkiųjų plėšrūnų perteklinga populiacija labai stipriai įtakoja visas kitas populiacijas. Ir paukščius, kas deda kiaušinius ant žemės, ir smulkiusius gyvūnus, ir roplius, ir visus kitus. Yra įrodyta pagal tyrimus, kad lapės suvalgo 70% tų stirniukų, kas žūsta per metus. Jaunų stirniukų. Lapė gali net ir nužudyti jauną stirną suaugusią. Todėl yra reikalinga smulkiųjų plėšrūnų medžioklė. Norite sužinoti daugiau? Prenumeruokite žurnalą Medžioklė.